Sveiki. Noriu pasidalinti žiniom apie sąnarių ligų problemas ir svarbiausia priežastis. Artrozė, osteoartrozė, reiškia stuburo išvaržos, kažkokie degeneraciniai pakeitimai sąnariuose ten. Tai gali būti rankų sąnariai, tai gali būti kojų sąnariai, tai gali būti stuburo sąnariai, reiškia. Bet dažniausiai, kai gydau tas visas ligas susijusius su sąnariais, labai dažnai nepasako, kad priežastis tų ligų dažniausiai nuo raumenų susilpnėjimo ir raumenų trigerinių taškų. O ypač, kai raumuo susirgęs yra, raumuo negali pilnai funkcionuoti, reiškia, jis susitraukia vietomis ir negali pilnai atlikti savo funkciją. O tai reiškia ką? Tai reiškia, kad apkrova gauna aplinkui esantis raiščiai, sausgyslės ir sąnariai, kurie dėja laikui bėgant, jeigu nieko nedaryti ir nieko nekeisti, pradeda dėvėtis. Taip, kaip šarnyrai, kaip reiškia variklis, kurį reiškia neprižiūri, jis pradeda dėvėtis greičiau, ne, jeigu tepalus nekeisti. Tai reiškia, bet čia anatomija viskas sudėtingiau. Reiškia, kodėl taip yra. Labai daug priežasčių visokių yra, bet esmė šitą video norėjau privesti prie to, kad pagrindinė priežastis gyvenimo būdas. Gyvenimo būdas, kur žmogus nieko nedaro, sėdi labai dažnai, labai daug. Ir laikui bėgant, metai iš metų, reiškia, tas raumuo deaktyvuojas, jis gali atrofuotis arba gali, reiškia, raumenyje gali atsirasti daug trigerinių taškų, kurie neleidžia raumeniui pilnai funkcionuoti. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad apkrova pereina ant sausgyslių, ant raiščių ir ant sąnarių. Reiškia, chirurgai jums to nepasakys. Chirurgas jau pažiūri, ką galima išspręsti. Reiškia, yra problema, kažkas su sąnariu, čia gal kažką galim pakeisti, čia galim kažką pašlifuoti, kažką užpilti ir po to gal atsistatysit. Taip gali chirurgas jums patarti. Jis jums nepasakys, jis nesigilins, kas yra su raumenim, gal ten problema, gal liga kažkokia. Ne, pažiūrės jau faktus, reiškia. Jeigu jūs tikitės, kad ateisit pas žmogų, kuris operuoja, reiškia, sąnarius, kad jis pasakys jums, kokia yra priežastis to, kas jums jau nutiko. Spėju nuvilti jūs labai, kad jis jums to nepasakys. Dažniausiai dėl to, kad jis to nežinos, kokia priežastis, arba tiesiog nenorės to sakyti. Tai čia jau priklauso nuo to, kiek geras yra daktaras, kiek daug žinių turi, bet labai retas jums daktaras gali atskleisti tą paslaptį, jeigu jis tai iš esmės žino, nuo ko tas, reiškia, sąnarys susidėvi, reiškia. Tai ne tik nuo viršsvorio, reiškia, gali būti viršsvoris pas žmogų, bet jeigu jo raumenys yra treniruoti, reiškia, jeigu žmogus vykdo aktyvią veiklą kažkokią, gyvenimo būdas jų yra gan aktyvus, netgi atsižvelgiant į tai, jeigu tas žmogus turi viršsvorę, reiškia, jo raumenys vis tiek laikys jo sausgyslės, jo raiščiai vis tiek laikys tą visą įtampą, reiškia, ir tai neleis sąnariui taip greit susidėvėti. Tai tą reikia suprasti.
žmogus gali būti kūdas, neturėti to viršsvorio, o sąnariai jau pradeda dėvėtis dėl to, kad yra tam tikrų trigerinių taškų. Raumenys susirgę ir ilgai žmogus tų raumenų negydo ir nežino, kaip gydyti, ir nežino, kam reikia jas gydyti. Reiškia, raumenys nustoja pilnai funkcionuoti, praranda savo kažkokią nefunkcionalumą ir su laiku pradeda dėvėtis sąnariai dėl tam tikrų priežasčių, kurios minėjau prieš tai. Tai va tokia situacija visa. Imkim sąnarį, pavyzdžiui, kelieno sąnarį, ne? Aplink kelieną yra raumenys, reiškia, koja turi labai daug raumenų. Didžiausia raumenų masė yra mūsų kojose, ne paslaptis. Ten yra labai daug raumenų. Tai kojas būtinai reikia treniruoti. Kodėl? Todėl, kad jūs vaikštate ant kojų. Jūs taip sukurti, žmogus sukurtas vaikščioti ant dviejų kojų. Reiškia, vaikščioti, bėgioti, tai yra visiškai natūralus dalykai žmogui. Tai kas būna? Būna, kad tie raumenys įsitempia, atsiranda trigerinių taškų daug. Ir su laiku raumenų funkcionalumas mažėja, žmogui pradeda skaudėti vienoje vietoje, kitoje vietoje, padarant tam tikrus pratimus, kuriuos jam skiria kineziterapeutas, neįsigilinęs pilnai į problemas, kas tai yra, kaip taip gydoma, reiškia, tiesiog duoda pratimus, daryk. Žmogus daro savaitę, dvi, reiškia, jam geriau nesidaro. Jis eina vėl pas kinezą, kineziterapeutas sako, tai pakeičiam, pakoreguojam paprastesnius pratimus, žmogus ant paprastesnių pratimų perina, atrodo viskas gerai, vėl daro ir laikas atėjo prie stipresnių pratimų. Perina prie stipresnių pratimų savaitę ir po to pradeda skaudėti ir tas žmogus jau nežino, ką daryti, nenori jos daryti, todėl, kad jam skauda ir dažniausiu atveju tiesiog meta daryti tos pratimus ir jų nebedaro ir ieško kito būdo, kaip išspręsti savo problemą. Ateina vėl kokią gydymo įstaigą, ten kaip visada procedūros, reiškia, pavaikščioti į masažus, ir reiškia, pavaikščioti į baseiną, dar kažką ir pas kineziterapeutą. Vėl tie pratimai yra tas ratas, tai yra tiesiog velnio užburtas ratas, kartojas. Žinoma, žmogui darosi geriau po to visų procedūrų, ypatingai po masažo, po gero masažo, po masažo, reiškia, kurį darė profesionalus masažuotojas, reiškia, bet iš tikrųjų labai mažai yra tikrai gerų masažo specialistų, kurie tikrai supranta, kaip galima išgydyti raumenis. Labai mažai tokių specialistų. Bet jų yra labai mažai. Taigi, apie tai, kokį masažą galim daryti savo, kad išgydyti savo raumenis pačiam, tai yra labai sudėtinga ir skaudžiai, bet tai įmanoma. Pasakosiu kitam video. Šiam kartu tiek. Ate.